ELSA projektas yra įgyvendinamas atsižvelgiant į didelį asmenų, prižiūrinčių silpnus senyvo amžiaus žmonės, gyvenančių savo ar senelių priežiūros namuose, mokymų poreikį. Šios žmonės prižiūrintis asmenys gali būti suskirstyti į dvi grupės: specialiuose priežiūros namuose dirbantis profesionalūs slaugytojai bei senyvo amžiaus žmonėmis besirūpinantis giminaičiai. Partneriai projekto metu padarys nuotraukų, sukurs trumpus vaizdo klipus bei surinks senyvo amžiaus žmonės prižiūrinčių asmenų, profesionalių slaugytojų bei giminaičių nuomonės ir patirtį srityse išaiškėjusiuose atliktuose tyrimuose. Surinktos nuotraukos, vaizdo klipai ir tekstai bus sukelti į specialų projekto tinklalapį, kuris bus apipavidalintas ir 2011 metais atidarytas visuomeniniam naudojimui. Esu Aurelija Būdienė. Panemunės senelių namuose dirbu 3 metai, o geronto psichikos sutrikimų skyriuje dirbu nuo 2008 metų, kada šis skyrius įsisteigė. Dirbu psichologu, esu baigusi Vytauto Didžiojo universiteto magistratūros studijas, sveikatos psichologiją. Prieš tai 18 metų dirbau ir tebedirbu vidaus ligų gydytoja. Į psichologiją pastūmėjo mane galbūt trūkumas tų bendravimo įgūdžių ir didesnės, gilesnių žinių apie bendravimą, žmogaus psichinės, nežinau kaip čia pasakyti. Trūko tokių bendravimo žinių, nes pastebėjau, kad dirbant su terapinio profilio ligoniais vieną vaistą galima pakeisti būtent per pozityvų mąstymą, per bendravimą, per pamąstymus ir kartu ilgiau dar pabendraujant, nors nedidelę laiko dalį, su jų artimaisiais. Ir kada tai skirdavai kažkaip tai daugiau dėmesio, bet trūko žinių, pastebėjau, kad kartais tų žmonių būklė geriau pagerėja, netaikant ir tiek daug medikamentų. Kokie gali būti patarimai fiziniams asmenims, kurie namuose prižiūri tokius žmonės? Jūs kaip psichologė, ką galite patarti, kaip prižiūrėti, ar galbūt yra kažkokie pratimai, ar ką jūs galite jiems patarti? Paprasčiausia, aš tai galvočiau taip, kad turbūt jeigu artimasis nori tikrai padėti savo motinai, tėvui, artimam žmogui, jisai kaip ir turėtų pasikonsultuoti. Ar psichikos centre šeimos daktaras turėtų nukreipti pas psichologą ir šeimos gydytojas įvertinęs to žmogaus būklę, jau ir psichiatras kartu, ten jisai pagal to, čia yra kiekvieno individualus yra darbas, yra kokio žmogaus yra, pavyzdžiui, demencija, kokio jinai yra lygmens, kokio jinai yra tipo. Ir šeimos nariai turėtų būti turbūt apmokyti. Bet aš galvočiau, kad vienas iš tokių dalykų tai yra elementariai reikėtų su žmogu kuo daugiau bendrauti. Yra kalbėti, mokėti jį išklausyti ir tiesiog parodyti jam dėmesį, nors viduje kartais yra labai taip, norisi jau eiti ten kažką gaminti, daryti, nes jie labai tai jaučia, ar tu jam esi reikalingas, ar tu esi jam nereikalingas. Ir kitas toksai yra ką patarti, tai tiesiog paklausti, kelinta šiandien yra diena, o kelinti metai, taip, tiesiog iš konteksto tokio ir tokius klausimus užduodant. Po to galima, yra senukai, kurie
sprendžia kryžiažodžius. Tai yra galima nupirkti tokius, yra pagal raidės, jeigu regėjimas prastesnis, tai su didesnėm ten yra, tai va tegul yra pasprendžia. Tegul tiesiog kartais laikraštyje, kada ar sapneruojam, ar turim, sakyti, mama, paskaityk, aš dabar neturiu laiko, paskiau papasakosi, va ten kokį nors labai trumpą, kokią ten žinutę, kas ten įvyko kur nors tenai, va tokį.